Jų pirmoji kova. Priekyje Rolandas Šilkinis. Startuoja. Ir išgali Šventis Lutkevičius nesusitvarko su štatiniais. 10-0. Rolandas Šilkinis jau tikrai turėtų be klaidų baigti trasą. Ir jis tai daro sėkmingai iki pat pabaigos. Viskas čia aišku. Neparankus, tikrai neparankus Liutkevičiui Šilkinis. Liutkevičius buvo 27, o Šilkiniai 6 kvalifikacijai. Labai nelygios jėgos. Nežinau, ką turi daryti Liutkevičius dabar šiuo metu važiuodamas priekyje. Bet Rolandui, Richardai tikrai nebus dabar lengva. Aš esu tom įsitikinęs. Matai, kad tikrai yra pranašumas didelis greičio pranašumas Rolandas yra. Greitesnis ir jisai važiuoja dabar iš paskos ir mes stebime ir žiūrime, kaip jam bus nelengva ir kaip jisai pabandys išsisukti iš situacijos. Gerai, dabar Rolandas važiuoja iš paskos. Rolandas Šilkinis turi dar vieną 10-0. Liutkevičius numuša kloną ir jau dabar. Ir jau dabar galime pasidžiaugti, ir Rolandą Šilkinį galime pasveikinti, ir jisai randasi jau top 16-oje. Įspūdingai atrodo šiandieną Rolandas, aš neabejoju, kad mes jį matysime ir top 8-tuke, bent jau taip tikėkimės, jeigu neprisidarys kokį nors savo nereikalingų klaidų. Šilkinis važiuoja pitus, o prie starto Deividas Pieškus.